Tai galim sakyti, kad yra 2 rūšių ligos, bet visos prasideda nuo oksidacijos. Nu taip išeina. Ir čia ne mano sugalvota, tai yra paaiškinimas, o būtent Neolife vienos mokslininkės. Tik aš dar labiau supaprastinu jos kalbą, kad būtų dar aiškiau. Ir kai atrodo, kad Neolife'as turi labai daug papildų, ir kai tu supranti, kad jie visi yra arba priešuždegiminiai arba antioksidantai, tada vėl supaprastėja viskas. Ir dabar įsivaizduokit, pavyzdžiui, ateina žmogus su problema ir tu išsiaiškini, kad ta problema tai dar yra kibirkšties stadijai. Dar čia yra kibirkštis. Nu, pavyzdžiui, kas gali būti kibirkšties stadijai? Nu, tai, pavyzdžiui, virusinė infekcija. Virusai yra kibirkščių, grinai pas geriausias kibirkšties pavyzdys. Bet koks virusas kibirkštis kelia ir arba tas kibirkštis, o dabar kur nors čia pradėtų degti, ne koks kampas, mes iškart vandens arba sniego nebedegam. Tai jeigu organizme pakankamai antioksidantų, laužas neužsidegs, gaisras neužsidegs. Kibirkštis kils, bet antioksidantai greitai nugesins, jeigu netrūks antioksidantų. Kuo daugiau tų kibirkščių, tuo didesnis šansas, kad kažkur nesuspės, užgesinti. Tai kas tas kibirkštis kelia apart virusų? Kas dar kelia? Dar pakalbėkime apie tai, kad virusai yra ne tik tai covidas ir gripas, papilomos virusas. Kai būna tie visokie siūlinės tos karputės, mes ten galvom kažkokia odos liga, o ten virusas. Herpes virusas, mes jį visi turim. Tų virusų mes turim tiek, kad gal tik tai šnekam apie tuos labiausiai įsivaizduojam, kai uždegimas, tai kažkaip atrodo, kad ten sąnarių, plaučių, koks nors inkstų, bet uždegimas sisteminis, niekas nekalbam apie tai. Tai žodžiu, tas kibirkštis kelia daugybę virusų. Kas dar kelia kibirkštis? Kas dar yra tie oksidantai, oksidacinį stresą? Tai žinot kas? Vaistai. Chemija, ne tik vaistai, bet chemija, kurią mes suvalgom. Pavyzdžiui, kokią šlamštą su kažkokiais ten priedais suvalgiam ir ten yra oksidantai, tai reiškia kibirkštį keliančios medžiagos. Ir reiškia šansas, kad kils gaisras. Kibirkštį žalingi įpročiai kelia. Kibirkštį kelia, kas dar kibirkšties tokie keliai. Taršai iš aplinkos. Tai jo, čia ta visa cheminė, žodžiu, ir milteliai, su kuriais kalbėt, irgi gali kelti kibirkštį. Kremas, su kuriuo tepat, gali kelti kibirkštį. Ką kvėpuoji, visi tie aerozoliai gali kelti kibirkštį. Tai, žodžiu, pasiemi Neolife tą visą krūvą ir žiūri, kurie iš jų užgesins tas kibirkštis ir galima siūlyti kaip tą pirminę pagalbą. Tai antioksidantai. Tai kas yra antioksidantai? Dabar vėl labai paprastai papasakosiu. Tai yra spalvos. Jeigu pasiėmėt Neolife papildą, kuris pagamintas iš daržovės, vaisiaus ir uogos, reiškia, jau jis yra antioksidantas. Aišku, mes turim E vitaminą, kuris yra iš grūdų gemalų, bet tai yra antioksidantas, vitaminas E. Visos, kaip minėjau, spalvos antioksidantai. Tai kas tai yra? Dar kiti gal nesusipažinę, bet tai yra flavonoidai, vitaminas C su bioflavonoidais, tre, kruciferis, kryžmažiedžiai, kopūstai, visos salotos, ridikai, karotenoidai, raudonos, oranžinės, daržovės, vaisiai, uogos, kad ten botanikal, kad dar praleidau. Turbūt viskas suvardinė. Sakiau. Abytas, taip. Taip pat žodžiu, bet kai kurios medžiagos veikia dvigubai. Ir kaip antioksidantas, ir kaip priešuždegiminė medžiaga. Tai pavyzdžiui, tokie yra polifenoliai. Tai polifenoliai yra tirpūs vandenyje. Tai iš karto galvom apie Neolife viskas, kas yra tabletė, ne kapsulė. Jeigu kapsulė riebalinė, ta minkšta kapsulė, reiškia riebale, reiškia, tai jau nebe polifenolis. Polifenolis yra tirpus vandenyje. Tai pavyzdžiui, flavonoidas, tas tres sultis, abytas, tas kruciferis,
Aišku, ir garlikai yra polifenolių, žodžiu, yra polifenolių. Ir jie turi dvigubą veikimą. Ir kaip antioksidantas, ir kaip priešuždegiminis. Ką reiškia priešuždegiminis? Priešuždegiminis tai reiškia poveikis, kai kilo gaisras, sudegė kažkas ir reikia viską sutvarkyti, kad nebūtų, kad neplistų. Kad neplistų, pavyzdžiui, įsivaizduokite dabar kokį imkime miestą ar ne, ir sudegė koks nors ten, nežinau, didžiulis namas arba koks didžiulis fabrikas ir liko nuodėguliai. Ir ką paskui, ta prasme, ir tarša didėja, ar ne, ir jeigu lietus skleidžiasi viskas, ir tarša, ir vaizdas ne kažkoks, ar ne, ir toj vietoj, kaip sakyti, toks, kaip nefunkcionuoja ta vieta, labai geras pavyzdys. Toj vietoj nieks nevyksta. Jeigu ten buvo fabrikas, tiesiog nebėra funkcijos, netlieka ta vieta, viskas sudegė, pavyzdžiui, koks nors ten, nežinau, koks tas fabrikas, elektrinė kokia, ne? Ir tiesiog nebesigamina elektrą. Tai įsivaizduokit, tokios vietos organizme, kuriuose kilo kibirkštis ir kažkas sudegė, nebetlieka funkcijos. Tai jeigu tai yra, imkim dabar pavyzdį kraujagyslė, uždegimas ir netlieka savo funkcijos, tai kokios funkcijos netlieka? Kraujagyslės funkcija yra pagaminti azoto oksidą, pavyzdžiui, ne? Tai yra medžiaga, kuri skatina kraujagyslę susitraukinėti ir atsipalaiduoti. O kam reikia kraujagyslei va taip daryti? Kad kraujas tekėtų, ne? Nes taip nupompuojam. Tik sakau, prisiminkit vaikystėje, jeigu kas kaime dešras kimšt. Tai reikia, kad spazmuotų ir jeigu kraujagyslė pažeista, jeigu ten jau yra sudegę, uždegimas, nebevyksta viskas. Ir įsivaizduokite dabar, kad ta kraujagyslė yra, pavyzdžiui, akies arba inkstų. Tai ką mes turėsim? Plačiai mąstykim. Prastą regėjimą, prastą inkstų veiklą. Dėl to, kad kraujagyslė netlieka savo funkcijos, negamina azoto oksido ir nėra kraujotaka sutrikus. O ką reiškia, jeigu inkstai netlieka savo funkcijos? Reiškia apsinuodijimas, toksinų sutrikęs pašalinimas. O ką reiškia toksinų sutrikęs pašalinimas? Intoksikacija ką reiškia? Reiškia, kad pas tave tos medžiagos neišėjusios tie toksinai dar daugiau kibirkščių priskaldys ir dar daugiau gaisrų bus. Ir toksai, įsivaizduokit, užsisukęs ratas, ne? Jeigu tai yra, pavyzdžiui, sąnariai, sąnariai kilo uždegimas, kilo kibirkštis, koks nors kaip pas mano sūnų, buvo angina sukėlė bakterinį žairinį artritą, sąnariai nuo klubo iki pirštų galvų sustingo, vaikas nesulenkė nei vieno sąnario nuo klubo iki pirštų galiukų. Ką reiškia uždegimas? Tai viskas, tai reiškia invalidumo vežimėlis. Ir kai ateina žmogus į konsultaciją, visada bandau išsiaiškinti per klausimus, kiek pasitas uždegimas ir ar jau čia uždegimas ir jau tik tai viskas jau ten sudegė ir dabar reikia viską sutvarkyti, ar dar tų kibirkščių yra, pavyzdžiui, dar viskas neseniai prasidėjo, kad žinočiau, ką rekomenduoti, ar daugiau priešuždegiminių medžiagų, ar daugiau tų antioksidantų. Tai pavyzdžiui, kas yra priešuždegiminės medžiagos, kas dar būtų, ne šitą lentą pasistačius, bet pamirštų rašyti. Tai numeris 1 priešuždegiminė medžiaga yra omega 3. Čia numeris 1. Turime labai daug priešuždegiminių vaistų, ibuprofenai, paracetamoliai, nimestiliai, diklofenakai, visokių. Nėra stipresnio preparato pasaulyje už omega 3. Iš augalų skaitos boswellia numeris 1 pagal priešuždegiminį poveikį, iš uogų avietės, o aplamai iš visų medžiagų pasaulyje omega 3. Tai atrodo, tai kodėl tada nesigydom visi omega? Kodėl dar šitiek vaistų, ar ne? Tai, faktas, farmacija yra pinigai, taip, ir nenoriu čia nueiti dabar į tas lankas, bet
gal esate gyvenime dalyvavę kažkur, kažkokioj veikloj, kažkokioj gal, nežinau kur, ar tai politikoje, ar tai aš farmaciniai kompanijoje esu pradirbus prieš 10 metų, ar esat kažkur dalyvavę, kur matėt, kaip yra, pavyzdžiui, padaroma taip, kaip naudinga. Nu, sufabrikuojama, klastojama kažkas. Esate tame dalyvavę? Nu, tokiuose procesuose matė gyvenime, kaip veikia tas mechanizmas. Tai, žinot, kai jaunystėje, dabar dar nesu sena, bet atsimenu po 12 klasės, kai į Palangą nuvažiavau per vasarą padirbti restorane padavėją, kad užsidirbti pinigų studijom. Tai po to į kavines nevaikščiojau kelis metus. Kai pamačiau, kaip nuo žemės paspirtas cepelinas, o ranka įdedamas į lėkštę, užpilamas padažus ir nunešamas žmogui. Ne visur gal taip daroma, ne? Tai kaip sakyt, bet man tas vaizdas susidarė toks įspūdis, kad visur, bet kaip ir su papildais. Yra labai aukštos kokybės papildų ir yra, kur tikrai ten voliuojas ant žemės ir, kaip sakyt, sušluoja, ne? Tas medžiagas, žolėse, dar kažką. Tai esu farmaciniai kompanijos pradirbus virš 10 metų ir mačiau būtent tą visą procesą, dalyvavau tame procese, kaip yra į rinką įvedami vaistai, kaip yra paveikiamas tas kardiologų vadas, paskui kardiologai šviečiami, paskui šeimos gydytojai, esu tame dalyvavusi. Ir šiandien dar jaučiuosi, kad neatidirbau šitos karmos, bet dar yra laiko. Aš mažas buvau ten žmogus palyginus, bet vis tiek užteko. Bet grįžtam prie omegos, kad tai yra, iš kur aš žinau, kad tai yra stipriausias, ne? Todėl, kad perskaičiau labai daug knygų, dar tada nebuvo ChatGPT prieš 20 metų, bet buvo knygos. Ir labai daug šaltinių teigia, kad būtent omega-3 yra pats stipriausias priešuždegimiškai veikiantis preparatas medžiagos. Ir mes jų galime gauti labiausiai iš žuvies. Šaltinis. Žuvis. Ir žuvis turi 8 omega riebiąsias rūgštis. Daugiausia jų yra raumeninėje dalyje. 2 iš jų daugiausia turi, kaip sakyt, 2 rūgštis yra kepenyse, žuvies kepenyse, bet jeigu kalbam apie visas 8, yra raumeninėje žuvies dalyje. Tai daugiausia mes galime rasti internete EPR DHA arba EPA DHA. Tai va tos gali būti ir taip žymima, vietoj RA reikia. Tai tos 2 pagrindinės, su kuriuom daugiausiai klinikinių studijų atlikta ar ne, taip toliau. Tai žodžiu, jų daugiausiai yra žuvyje. Jeigu mes naudojame augalinės kilmės, yra ALA rūgštis, čia sutrumpintai, ALA rūgštis. Jos mūsų organizme iš vis neveikia, bet mūsų organizmas, taip kaip žuvis valgydama krilių pagamina šitas rūgštis, tai žmogaus organizmas valgydamas augalinės omega-3 pagamina iš ALA, pagamina šitas. Žodžiu, supratote, ne? Valgai kanapių sėklą arba alyvuogių aliejų ir tavo organizmas paverčia šitas rūgštis. Santykių 5:1 arba 10:1. Kuo jaunesnis žmogus, tuo konvertacija yra geresnė, nes tiesiog jaunas organizmas dirba gerai, natūralu, ne kuo vyresnis žmogus, tuo tai stringa viskas. Tai reiškia, mes, jeigu yra vegetaras žmogus, veganas, ir jis sako, aš gaunu viską iš augalinės kilmės, tai jam reikia labai, ganėtinai didelių labai kiekių, o jeigu dar pas jį organizme yra uždegimas, tai reikia dar daugintis iš didelių kiekių. Jeigu profilaktinė dozė skaitos yra 1000 mg, tai čia jau yra minimali dozė, kurią turėtumėm gauti. Tai yra 3 kapsulės. Jeigu ne life, 3 kapsulės. Tai šitų turėtumėm gauti. Supratote, ne? Ir kai jūs skaičiuojat, pavyzdžiui, kitąsyk ant nugarėlės parašyta tiek miligramų, bet mums reikia ne tauko, ne aliejaus kiek miligramų, bet kiek veikliosios medžiagos tame tauke.
Tai kai žmonės pasiema kokį skystą žuvies tauką, bet čia sako, žiūrėkit, 2000 mg, nu sakau, skaitykit toliau, tame 2000 mg yra 500 mg veikliosios medžiagos. Tai mums reikia veikliosios medžiagos, o ne, mums reikia, kaip sakau, ne kompoto, o slyvukų. Tai va, ir ką dabar norėjau pasakyti, kad tos dvi omega rūgštys yra labiausiai ištirtos pasaulyje, daugiausia klinikinių tyrimų atlikta. O 6 omega rūgštys, jos yra irgi labai svarbios, jų reikia mažesnių kiekių ir jos su šitom dviem rūgštim, kaip čia dabar parašyti, net nežinau, nu žodžiu, kitos 6, jos turi sinerginį poveikį. Jos jas dar padaro aktyvesnės, jos tarpusavy, žodžiu, čia kaip sinergija, tai kai 1 + 1 lygu 3. Ir skaitos, kad turime dar geresnį veikimą, kai yra visos 8. Bet kad gauti visas 8, tu turi naudoti žaliavą visą žuvį. Ne kepenis vien tik tai, ne atliekas, ne griaučius, o visą raumeninę dalį ir tai yra brangi žaliava. Tai va būtent Nelife kompanija gamina omega 3 iš visos raumeninės žuvies dalies. Ir kad išgauti 8 tas omega rūgštis ir naudoja tokią molekulinę diferenciaciją metodą. Iš tikrųjų dabar Nijolės paskaita buvo labai gera. Galima bus pasidalinti įrašu, kad pasižiūrėtumėt, kuom skiriasi molekulinė diferenciacija. Nu, kad kas tai per metodas. Vien šitą praklausę vietą Nijolės, jūs kitos omegos nebenorėsit gyvenime. Nu, nebent atsiras irgi su molekulinė diferenciacija. Čia yra labai svarbu. Labai Nijolė šitą iškapščiusi vietą labai, nu, toks svarbi žinutė iš tikrųjų. Taip atrodytų, koks čia skirtumas, bet mūsų organizmui tai yra milžiniškas skirtumas. Ir iš tikrųjų omega 3 papildas tai yra tas, dėl kurio aš Neolife pasilikau ilgai. Tai yra tas, kuris mane čia užlaikė ilgai. O Artūras Svirstas buvo tas mokslininkas, kuris man sudėjo likusius taškus, kad aš daugiau nebeieškočiau. Čia kaip, nu, žinot, kai gerą vyrą surandi, nebesidairai kitus. Tai Artūras Svirstas buvo tas toks jau taškas, kad jau man į kitus žiūrėti nebereikia. Bet dėl omegos aš čia likau ilgam, būtent dėl šito produkto. Dar pasakysiu, kodėl. Jeigu mes turim iš omegos poveikį prieš uždegiminį, patys stipriausia, bet jeigu pas žmogų uždegimas neužtenka 1 gramo, reikia 2 arba 3 gramų, dar labai svarbu, kad sunkiųjų metalų nebūtų. Sunkieji metalai kelia uždegimą. Tai jeigu aš naudoju omega 3 papildą su sunkiaisiais metalais, geriausiu atveju aš turėsiu rezultatą 0, geriausiu atveju. Tai reiškia, kils gaisras, bet kažkas pas mane jį užgesins. Tai kaip sakyt, geriausiu atveju bus 0, bet mums nereikia 0. Mano atveju, sūnaus atveju ir mano pačios atveju mums ne 0 reikėjo. Man nereikėjo sėdėti paukščiuko, kad aš geriu papildus. Man reikėjo, kad sūnus mano neatsisėstų į invalido vežimėlį. Tai aš antiek įsigilinau į visus rinkoje esančius omega papildus, kad nepakenkti sūnui, būtent, kad pasilikau ties Nelife, kad nėra sunkiųjų metalų ir sunkiųjų metalų kiekis yra 0 ir tai yra reglamentuota, tai reiškia, yra tvirtinta ir jokių, kaip Nelife mokslininkai sako, kokybei jokių kompromisų. Tai va, tai čia apie omega labiausiai ir norėjau papasakot, apie prieš uždegiminį, bet uždegiminį poveikį, kaip minėjau, turi ir polifenoliai. Tai pavyzdžiui, jeigu pas žmogų yra uždegimas kraujotaka, o kaip žinot, ar yra uždegimas ar ne? Kraujospūdis aukštas, cholesterolis aukštas, kraujotakas, kažkokie sutrikimai, svaigimai, kažkokie su kraujotaka, tirpimai, mėlynavimai galūnių, žaizdų prastigėjimai galūnių, ten ypatingai, kas turi kokį cukrinį diabetą. Jeigu cukrus yra jau linkęs į didesnę pusę, reiškia, yra prediabetas. Visur tada polifenoliai, kur kraujotaka, kraujagyslės, omega ir polifenoliai uždegimą tą malšina. Bet jeigu uždegimas yra audiny, nu tai reiškia jau, kaip sakyt, sąnary, organe, ne? Tai tada
Dar pridedam botanikalą, kurkuminas, priešuždegiminis. Audinių antioksidantas, karotinoidas, jisai, tas kibirkštis dar labiau, kad tas uždegimas neįsigalėtų, žodžiu, kad naujos kibirkštis nekiltų. Nes iš esmės kraujas sukasi organizme ratu, žinoma, neturi mažai didįjį kraujo apytakos ratą, neturim kažkokių vienam sąnary kraujas ten, kad suktųsi, galvoja atskirai, kad suktųsi ar nebūt, gal ir gerai būtų. Tai turime kraują, kuris vaikšto po visą organizmą ir išnešioja tiek geras medžiagas, tiek antioksidantus, tiek priešuždegiminės medžiagas, tiek ir patį uždegimą pasėja. Tai va, tai mes turime žiūrėti labai sistemiškai. Kas dar gal nustebinsiu iš vitaminų, iš medžiagų, kas dar veikia kaip priešuždegiminis? D vitaminas. D vitaminas, įsivaizduojat? Ir pavyzdžiui, jeigu anksčiau sakydavo, jeigu tave ten dažnai sutraukia ciongas ir valydamas langus, ten nežinai, kad jau bus radikulitai, neuralgijos, tai pastebėjau tokį dalyką, kad po žmonių, kurie turi kritiškai žemą D vitaminą, dažniau juos sutraukia va, tie visi neuralgijos ar radikulitai ir taip toliau. Ir kad ne tik B grupė, bet ir D vitaminą pridėti. Tai va, ir kalbant apie Neolife'ą, žinokit, man pasakysiu taip, antiek, nes noriu jau užbaigti, tai žodžiu, einu į pabaigą, kad antiek viskas yra pagalvota sistemiškai, nemadingai, kad va dabar kolagenas ant bangos, davai gaminam kolageną. Dabar ant bangos liposominis C vitaminas, davai pavarom liposominį vitaminą C, ne? Dabar dar kažkokia mada atėjo, arba jeigu netėjo mada, sukurkim kažkokią pasakėčią, kažkokį legendą ir, pagaminkim. Žodžiu, jokių nėra madų, Neolife'as yra visiškai nesivaikantis madų, gamina sistemiškai, logiškai, antiek viskas sueina, jeigu pradedi gilintis. Jeigu nesigilini, tai aišku, kaip tu sužinosi, jeigu nesidomi, tai neišmoksi nei masažuoti ar ne, nei fotografuoti, jeigu nesimokinsi. Bet kai pradedi domėtis, antiek sueina, kad net veža nuo to suėjimo galų. Maistas mažoj formai. Važiuodama Nijolistos paskaitos klausiausi, tai atsimenu tą ir paskaitą klausiausi ir dar vaidutę, kur tu įgarsinai labai atklausėt visos. Kaip, sakau, tu gali filmus įgarsinti. Kaip gražiai tu įgarsinai. Puikiai. Tai važiuojam, suprantate, pasėmiau, klausausi, galvoju, ne vakar neperklausiau, namų darbų reikia perklausiu, šiandien, žinai, važiuoju, nes aš buvau klausius anksčiau, bet galvoju, reikia prisiminti, žinai, ir obolį įsitraukus griaužiu, ir tu apie tuos obolius, kad geležies nebėra, kad vietoj vieno obolio reikia dabar 26 suvalgyti. Taip. Ir galvoju, dieve, dabar tai aš tą vieną čiut suvalgiau, jau ten norėjau išmest pusę obolio, nes jau tiek užsikimšo tas obolys, galvoju, dabar dar 25, kai čia reiktų juos dabar, ne, jeigu man tos geležies trūksta, tai reiktų jau čia valgyti obolių. Ir gal kaip gerai, pro Vitality maišiuką išsitraukiau, šast išgėriau ir man nebereiktų 25 obolių. Tai antiek viskas taip logiškai. Ir mes pamirštam kalbėti apie saugumą. Jums gali sakyti, yra omegos geros, tikrai, ir tikrai jos gal ir yra geros, tikrai aš nesakau, kad aš visą omegą esu išanalizavęs. Gal yra veiksmingos omegos, tikrai jos yra veiksmingos. Ir D vitamino yra veiksmingo. Tikrai ateina žmonės į vaistinę su pakeltais rodikliais. Tikrai yra veiksmingų papildų. Bet apie tai kažkaip niekas nekalba. Saugumas. Saugumas, nepraleidau raidės nė vienos. Jeigu D vitaminą susikelt, tai gali susikelt, bet, pavyzdžiui, vyresniam žmogui, jeigu tu jį kelsi neprotingai, reiškia su tom ampulikėm, kur yra 25, 50 arba 200 tūkstančių, ką tu padarysi? Tu savo kraujagyslių aterominės plokšteles užkalkinsi kaip arbatinuko seneles. Tu jas sukalkinsi. Aterominę plokštelę sukietinti
Tai ką tai reiškia? Tai reiškia su traukiniu, čia pavyzdį pasakoju, negali eiti lėtai į tą kardio riziką. Ne? Ta prasme, lėtai gali tas procesas vykti, bet reiškia, jeigu tu užkalkini aterominę plokštelę, tas pats, kas į traukinį greitai liptum ir greičiau ten nuvažiuoji, žodžiu, į tą insulto šalį. Tai vitamino D susigersi, bet kokia gali būti kaina. Tai yra gyvenimas ant patalo su pampersu. Bet D geras. Nu tai ar norim tokios kainos? Svarbu, D geras ar ne? Depresijos, reiškia, antidepresantas, su galva gerai, nesiparinsiu, kad su to pampersu guliu. Bet ar to noriu? Ar geriau noriu gyventi be pampersų? Arba pavyzdžiui, kokį čia dar kitą pavyzdį duoti, apie tą pačią omegą su sunkiaisiais metalais, ne? Tai sunkieji metalai yra neurotoksinai. Reiškia, padidina Alzheimerio riziką labai smarkiai. Ir uždegimą kelia, ne? Tai reiškia, visų uždegiminių ligų riziką padidina. Tai saugumas. Dar kitas dalykas, sintetiniai vitaminai. Jeigu mes sintetinius vitaminus vartojam nuolatos, mūsų organizmas tingi dirbti. Kam dirbti, gali nedirbti. Dabar mokėtų jums atlyginimą, dirbate, nedirbate, nerasė, dirbi, nedirbi, mokėtų. Tai kam dirbti? Tai kam iš to beta karoteno gaminti vitaminą A? Kam? Jeigu sintetinį gavai ir, tai kam dar čia dirbti? Tai mūsų organizmas atrofuojasi, po 3 mėnesių pradeda išeidinėti jau į pensiją. Ir paskutinis dalykas, ir jau eina po kugėlio, sakiau 20 minučių, bet nesigavo. Čia yra piešinys, kuris Vaidutei atvėrė tas akis, žodžiu, atidarė jai. Ir jinai sako, mane labiausiai turbūt šitas įtikino dalykas. Nes galvoju, tokia protinga, tą Vaidą reikia kažkaip čia, jinai per dailę viską supranta, tai aš jai pradėjau piešti viską. Tai žinokit, jau šitą paveiksliuką atsimenu, tai jau į tą pačią pirmą paskaitą turbūt ir irgi išgirdau, galvoju, dieve, aš taip sudėtingai čia viską žiūriu, čia taip viskas paprasta. Įsivaizduokit, čia yra mūsų ląstelė, čia branduolys. O kaip gerai jau du išmesiu lauk. Ir dabar ta ląstelė su to branduoliu, dar čia yra daug tų visokių pas tą ląstelę, ne organuolių, tų visų, kaip sakau, ir nupieškim tokius esminius dalykus, tai reiškia mitochondrijas, branduolį ir membraną. Ta membrana, ląstelės, tai tarsi ląstelės oda, kaip ir mūsų oda. Gali būti dehidravus, gali būti sveika. Ne? Tai jeigu ta ląstelės membrana yra dehidravus ir jinai yra išdžiūvusi, ji nefunkcionuos. O jeigu jinai yra sveika, funkcionuos. Kokia ląstelės membranos paskirtis? Kokia odos mūsų paskirtis? Gal galim be odos gyventi? Taip, tai tiesiog kokia paskirtis, apsauginė paskirtis, ar ne? Ir tiesiog, kad įeitų į ląstelę tai, kas reikia ir kas nereikia, kad neįeitų. Bet kai ta ląstelės membrana yra išdžiūvusi, kai jinai neturi tam tikrų medžiagų, tai netgi tai, kas turi įeiti, nebeįeina. Nes nėra pralaidumo. Yra kaip tokie, susidarę kaip randai. Nėra pralaidumo, reiškia, tu valgai, o tavo ląstelė badauja. Ir šių dienų didžiausia, kaip įvardina mokslininkai, iš tikrųjų viena didžiausių problemų, kad mes valgom, o mūsų ląstelės badauja. Dėl to, kad arba maiste nieko ten nėra, tu prikemši skrandį, bet nėra nieko, kaip tą obuolį ar nesuvalgęs, tu negauni. Ir arba tiesiog tu gauni, bet nenueina į ląstelę, nes nepraeina per ląstelę. Tai kas turi užpildyti tą ląstelės membraną? Ir čia, žinokit, vėl į gamtą reikia žiūrėti. Grūdas. Grūdas turi luobelę ir turi gemalą. Ne? Tai mums ląstelių membranos mūsų yra užpildytos, turi būti užpildytos tomis pačiomis medžiagomis, kaip ir grūdas, sveikas grūdas. Tos pačios medžiagos. Ir omega-3 riebiosios rūgštys. Tai įsivaizduokit, iš kur gauti, valgant pilnagrūdį grūdą. Kas trukdo valgyti pilnagrūdį grūdą?
Pabandykit valgyti pilnagrūdį grūdą. Kiek reikaliukų bus, nebebus ko pirkti parduotuvėje. Tai kada mes gauname su maistu pilnagrūdį grūdą su tom visom medžiagom, su tais visais riebalėliais ir omega-3 riebiąsias rūgštis, mūsų membranos yra prisotintos tomis medžiagomis ir jos tada yra pralaidžios ir viskas į tą ląstelę įeina. Tai kas yra neolaife tos medžiagos? Trenenas ir omega-3. Tos medžiagos, kurios užpildo ląstelės membraną. Ir įsivaizduokit, kad įėjo, tai įėjo, ne? Bet dar turi metabolitai išeiti lauk. O jeigu čia yra nepralaidu, viskas lieka, visi toksinai lieka ir reiškia tavo ląstelė nuodija, neišeina niekas. Todėl būna, kad žmonės pradeda vartoti neolife treneną, pavyzdžiui, net ir omega būna, kad sako, mane išbėrė. Ir gal sako, alergija prasidėjo. Tai yra ne alergija, tai yra detoksikacija ląstelių lygmenį. Ir kai ląstelės pradeda funkcionuoti gerai, tinkamai, tai panašiai užtrunka nuo savaitės iki 2 savaičių, jau žmogus pradeda jausti tokią energijos pliūpsnį. Nes ląstelė pradėjo gauti valgyti. Įsivaizduokit, kai iš konclagerių grįžusių žmogų pradėjo jūs gerai maitinti. Nu, tai iš karto jisai daugiau energijos turi. Tai va tokia yra logika, ne, kad mes tiesiog su neolife papildais gauname tai, ką reiktų gauti va tokiu būdu, bet nu, mes norim skaniai valgyti ir ne visą dieną virtuvėje praleisti. O nupirkti nelabai išeina, nes nėra pirkti tiesiog. Reiktų vat visiems pradėti duonas kepti ar ne, visiems auginti grūdinės kultūras ir taip toliau. Ir ką čia noriu pasakyti, kad vėžys atsiranda tik tai tada, kai pasižeidžia šitas branduolys paskutinėje vietoje, bet prieš tai dar mitochondrijos. Kai oksidantai, va tos kibirkštys, praeina membraną, o turėtų nepraeiti, ta membrana sveika, jinai sulaiko oksiduojančias medžiagas, laisvuosius radikalus. Jeigu sveika membrana, nepraleidžia tų laisvųjų radikalų. Bet jeigu jau kažkur pralindo, kol nepažeidė mitochondrijų ir branduolio, tol vėžio nebus. Tai žodžiu, jeigu pas mus antioksidantų yra pakankamai, neįvyksta ta pažaida. Bet kas dar yra apie mitochondrijas? Kad mitochondrijos tai yra mūsų elektrinės. Mūsų elektrinės ir čia gaminasi mūsų visų ląstelių energija. Ir plauko ląstelės energija, atrodo, nu kam tam plaukui tos energijos, ne? Kad augtų. Imuninės ląstelės energija padeda jai surasti tą priešą, sunaikinti jį, širdžiai padeda plakti ir mūsų plauko, čia plauko ląstelė iš tikrųjų nupiešiau. Plauko ląstelė turi 3 mitochondrijas, o širdies ląstelė turi 10-20 tūkstančių mitochondrijų. Įsivaizduojat, čia reiktų kaip pripiešti. Tai kalbant apie antioksidantus, antioksidantai apsaugo nuo vėžio, todėl kad neleidžia pažeisti ląstelės mitochondrijų ir branduolių. Tai va, tai jeigu turit po trumpą klausimą, prašom paklausti, nes čia dar tikrai ne viską pasakiau, bet nu, va, tiesiog norėjau paprastai pateikti paprastuoju trumpu būdu. O tai kas atsitinka su sintetiniais vitaminais? Sintetiniai vitaminai, įsivaizduokit, kaip pavyzdžiui natūralūs, pavalgai morką, pavalgai pomidorą, suvalgai obuolį, tai organizmas paėmė neaktyvę tą formą ir pasiaktyvino tiek, kiek reikėjo tą dieną, kiek trūko. Nes tu, pavyzdžiui, iš obuolio dabar, jeigu man nereikia tos geležies ar ne, nu jos ir nepaims, nes man netrūksta, tarkim, jos nuo obuolių nesutirštins tikrųjų, ta prasme nesukelsi geležies iki dangaus. Bet sintetinės formos, tai tas pats, kas maitinti žmogų, kuris jau prisivalgė, dar jį pražodinti ir per prievartą dar su šaukštu kimšti jį ir liepti nuryti. Ta prasme jau užtenka, sintetinius galima nesunkiai perdozuoti. Ir atpratinti tu organizmą versti iš maisto. Organizmas nebenori
Dirbti. konvertuoti. Jo. Ir tikriausiai nepasišalina likutis, ko nereikia organizmui sintetiniui. Organizmui sunkiau pašalinti sintetinius likučius, nes jisai tiesiog tų formų netaip atpažįsta ir jau reiškia yra sunkesnis darbas pašalinti tas gatavas formas aktyves. Lengviau yra pašalinti tas neaktyves, dar tas, kaip sako, provitaminai, ne, dar tas neaktyvios formos. Ir tada kur lieka kažkur tai sintetika organizme, ar ne? Taip. Ir jinai daro tuos... Pavyzdžiui, vitaminas E sintetinis, ar ne? Sintetinis vitaminas E, jisai skatina vėžį, jeigu tu jo perdozuoji. O kaip tu dabar žinosi perdozuoji, tu neleki kas savaitę to E vitamino tirtis, ar ne? Tai, pavyzdžiui, natūralus vitaminas E, jisai, kad ir perdozuosi, jisai, žodžiu, tau suskystins kraują. Jeigu tu jau pradės tavo viešosios kraujas bėgti, ten gal kokios mėlynės atsiras, nes tu jeigu ten vadysi saujant tą vitaminą, bet tau vėžio nesukels. O sintetinis E, jisai sukelia vėžį, jeigu tu jo perdozuoji. Skatina vėžį. Gal nesukelia, bet tiesiog skatina, jau pradeda atvirkščiai elgtis. Beje, labai smagiai šitas mūsų vitaminas E vakare ant odos. Kaip kūdikis. Ir į plaukus, į kondicionierių. Ir aš ant veido. Taip, ant veido. Ir pavyzdžiui, turim labai daug patirčių, įvairių, tikrai patirčių vakarai vyksta, tai su E vitaminu mūsų Jurbarko gydytoja reanimacijos, dar kiti jos gal ir nepažįsta.